Minint vasario 16 ir kovo 11 šventes, Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos moksleiviai sukūrė Gediminaičių stulpų skulptūrą. Moksleivių kūrinį siekiama įtraukti į Lietuvos rekordų knygą. Prieš 5 metų sostinėje atidengus skulptūrą iš trispalvių plytų Laisvės kelias, vienam Uostamiesčio Simono Dacho mokyklos mokytojui šovė mintis mokykloje sukurti Gediminaičių stulpų skulptūrą iš bene labiausiai moksleivių naudojamos medžiagos – popieriaus. Jeigu lankstant plytas, tai dalyvavo visi mokyklos mokiniai. Klijavimo procese, nes plytas reikėjo juos suklijuoti vieną su kita, taip klijavimo procese dalyvavo apie 60-70 mokinių. Ir dabar mes turime šitoje skulptūroje 1306 plytas. Skulptūros aukštis yra 1,40 m, ilgis 2,20 m, na, o storis tik tai 10 cm, tai kiek plyta yra pati. Įdomi ir ypač patiko, kada išlankstėm ir iš pirmo karto išėjo. Ir taip apsidžiaugiam tarsi ir užsirašėm vardus ir kas kartą eidami pamatome savo plytą. Žiauriai patiko. Skaičiavom, kiek yra iš viso raidžių, dalinom į 3 dalis ir gavosi maždaug pagal spalvas. Mokytoja nupirko siūlus, bet mums jų pritrūko, dėl to laukiam tikrai, kol bus siūlai, bet mes jų negalėjom rasti, dėl to turėjom pradėti kitą spalvą. Tai tikrai ilgai užtruko. Skulptūra buvo sukurta per daugiau nei 2 savaitės. Kitam 3 moksleivių kūriniui tautiškai giesmei siuvinėti prireikė net pusmečio. Po kovo 11-osios moksleivių sukurta skulptūra ir siuvinėta tautiška giesmė taps progimnazijos muziejaus eksponatais. Tikimasi, kad skulptūra bus pripažinta nauju Lietuvos rekordu – didžiausiais Gediminaičių stulpais pagamintais iš popierinių plytų.